Taip, gerbėmieji tarybos nariai, pradėsime komiteto posėdį Liepos 3, 10 valanda, bendro biudžeto finansų ir valdymo, kaimo reikalų ir ekologijos, ūkio ir plėtros komiteto posėdį. Simonas Strelcovas prisijungęs nuotoliniu matome, Darius nepasakė, tikriausiai prisijungs Simonavičius, nedalyvauja Gintarė Mitkuvienė. Dėl darbotvarkės gal kokių pastabų turite? Neturite su darbotvarkės susipažinę. Gerai, tai prasibalsuojam. Vienbalsiai, prieštaraujančių nėra. Ačiū. Pirmas klausimas. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 dienos sprendimo numeris 167 dėl seniūnaičių išmokų susijusi su jų veikla savivaldybėje apmokėjimo pakeitimo sprendimo projektas numeris TSP 262. Pranešėjas teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Gudas. Prašom. Valdai. Labą dieną. Yra parengtas tarybos sprendimo projektas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 dienos sprendimo numeris T.167 dėl seniūnaičių išmokų susijusių su veikla savivaldybėje apmokėjimo pakeitimo. Sprendimo projektas yra parengtas atsižvelgiant į kontrolės ir audito rekomendaciją. Tai patikslinti seniūnaičių išmokų susijusių su jų veikla savivaldybėje apmokėjimo tvarką ir papildyta tvarka išlaidų ataskaita. Pakeitimai atitinka teisinį reglamentavimą nustatytą vietos savivaldos įstatymą, kuris numato, kad išmokos dydį ir atsiskaitimo tvarką nustato savivaldybės taryba. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Paklausti nori Vaclovas Motiejūnas. Gal norėčiau atkreipti administracijos ir mero dėmesį seniūnaičius ir į seniūnus. Nežinau, kaip yra, bet vasaros laiku aš pasivaikščiojau po mūsų seniūnijas ir pastebėjau įrengtus šaligatvius su defektais. Yra garantinis laikotarpis, kažkas turi juos užfiksuoti. Nejaugi, kad dabar mes tarybos nariai turim fotografuoti, nurodyti ir taip toliau. Kyla natūralus klausimas, ar yra parengta kažkokia tvarka, kam yra duotas įpareigojimas toks. Pinigus išleidžiam, ar seniūnaičiai, ar seniūnai. Aš nemanau, kad tą turėtų darbą atlikti savivaldybės darbuotojas iš turto valdymo skyriaus, kas atsakingas už priežiūrą. Jis neapvažiuos visą rajoną. Ir va čia aš pradėjau klausinėti, žinokit, kiek supratau, seniūnai net nežiūri to turto. Tai va su tokiais pakeitimais gal būtų galima, kad tą turtą, kuris yra įrengtas ir yra garantinis laikotarpis, arba kad ir negarantinis laikotarpis, jį reikia patvarkyti, kai jį sutvarkytų, užfiksuotų, pateiktų. Supratom. Čia seniūnaičiai ir seniūnai, tai ar seniūnaičiai turi pranešti seniūnui, ar seniūnas turi, dabar mes prisikūrėm tų, sakykime, ir seniūnaičiai yra, ir seniūnai, ir tas, bet faktas, kaip yra. Supratom, klausimas iš tikro aktualus, gal komentarą administracijos direktorius, gal prašom komentarą. Gal minutėlę išklausote. Jeigu galima, aš norėčiau ne komentarą, bet paklausti, kuris seniūnas tai pasakė, kad jam nepriklauso. Aš norėčiau sužinoti. Čia kalbėjo apie Kairių seniūniją, Vaclovas Motiejūnas. Tai jeigu jūs sakote bendrai, tai jūs seniūnas tas suklaidino. Iš tikrųjų taip nėra. Kiekvienais metais, pavyzdžiui, kelių fondo lėšomis, kas yra daroma, tai mes ne tik tai, kad priežiūra yra vykdoma garantinių objektų, bet ir netgi kelių direkcijai pateikiama ataskaita yra, kaip garantiniai objektai yra prižiūrimi. Ten, kur yra seniūnai prižiūri gatves, šaligatvius, tai yra atsakingi seniūnai. Jeigu, pavyzdžiui, yra atliekamas objektas, kažkokios biudžetinės įstaigos, mokyklos, vaikų darželio,
tai tada garantiniu laikotarpiu bet kokius pastebėtus defektus mums pristato tos įstaigos vadovas, nes jis naudojasi tomis patalpomis po atliktų remonto rekonstrukcijų. Taip, kad sistema veikia ir jeigu jūs kažkoks seniūnas pasakė, kad jam nepriklauso, tai tada seniūnas netlieka savo pareigų. Ačiū. Svarbiausia, kad Ingrida Venckienė dar norėjote. Taip, Prašom. aš dabar kaip tik atsiverčiau seniūnaičio teisės ir pareigas. Tikrai nėra seniūnaičių pareigos prižiūrėti šaligatvių teritorijoje ar kažkokios infrastruktūros. Aiškiai pasakyta, burti. Juokauju, čia jūs turbūt. Ne, kad ir nėra, bet seniūnaičiai gali tą padaryti, pasakyti ir seniūnai sureaguos, ir administracijos direktorius sureaguos, čia jokių abejonių net Aš manau, kad administracijos direktorius atsakė aiškiai. Darius Simonavičius. Aš noriu pasakyti, kad žinoma, čia yra susitarimas su seniūnu ir tiesiog su gyventojais ir visko, Taip. bet tada nereikia mesti kalties tiems seniūnaičiams. Jie tiesiog padeda seniūnui, bet už viską atsakingas, kaip sakė. Nekalties nemetė, pastebėjimą pasakė Vaclovas teisinga, kad turime ir turi reaguoti į tokius, jeigu mato, kad akivaizdus defektas yra, statybininkai padaro tokių darbų, Paskutinė. klaidų. Kas toj tvarkoj keičiasi? Jūs sakėte, kad rekomendavo tvarką pakeisti, bet kas konkrečiai nenurodėt, kas ar atsiskaitimo laikotarpis, ar kažkas tai keičiasi? Yra numatyta, kad ataskaitos formą tvirtina savivaldybės taryba. Gerbėmiai, klausom. Yra patikslinta, kad ataskaitos turi būti pateiktos su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais. Taip pat seniūnaitis yra atsakingas už ataskaitoje ir pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą. Apskaitos skyrius turi atlikti apskaitos skyrius prieš atlikdamas ūkinę operaciją turi patikrinti dokumentus, ar jie teisingi ir tik tada įvykdyti ūkinę operaciją. Ir kontrolė, tiksliau apskaita, kad apskaita ir kontrolė vykdo apskaitos skyrius. Tai tokie patikslinimai. To nebuvo anksčiau. Darius Simonavičius, prašom. Taip, vakar per komitetus jau buvo pradėta kalbėti, šiandien iš tikrųjų norėčiau pratęsti tą temą dėl kompensacijos už transporto išlaidas seniūnaičiams ir kaip jūs siūlytumėte kaip teisininkai apskaityti išlaidas, jeigu seniūnaitis naudojasi elektromobiliu ir jis yra kraunamas namuose. Na, kaip sakoma. Nes, iš tikrųjų tą, ką parodė tas vadinamas čekiukų skandalas, ne? Tai kai nėra aišku, tai po to kalčiausias lieka tarybos narys ar šiuo atveju seniūnaičiai. Tai kaip jūs galvojate, reikėtų elgtis tiems seniūnaičiams, kurie naudojasi savo nuosavų transportu, bet jis yra elektromobilis? Gerai, aš pasakysiu bendrai. Tai aš kaip teisininkas sakau, kad į išlaidas seniūnaičiai jiems yra skiriama 40 eurų kas mėnesį, turėtų žiūrėti atsakingai. Tai yra, jeigu seniūnaitis, sakykime, sukuria raštą ir jam reikia tą raštą išsiųsti, jis nuvažiuoja į paštą, išsiunčia tą raštą ir sakykime, užsipila kuro už 30 eurų. Tai ir kadangi penktadienis dar išvažiuoja į Palangą. Tai aš kaip teisininkas sakau, kad nuvažiavimas iki pašto yra tinkamos išlaidos, nuvažiavimas į Palangą yra netinkamos išlaidos. Tai pirmiausia, reikia suprasti, kad tos išlaidos skiriamos tik su jo veikla susijusiom išlaidom apmokėti. Tai yra, jeigu jam reikia tušinuko, reikia USB atmintinės, jeigu reikia, sakykim, spausdintuvo, jis nueina į parduotuvę, sumoka pinigus, prideda kvitą prie ataskaitos. Viskas. Tai šitoj vietoje reikia šiek tiek atsakomybės iš seniūnaičių. Tai nereiškia, kad aš galiu pirkti kompiuterį, kad dar kažką įsigyti. Aš dėl elektromobilio. Kaip apskaityti elektromobilį? Tai apskaitimas elektros, sakykime, įrengimų, tų prietaisų tikrai nėra šito aprašo reglamentavimo dalykas. Bet aš sakau, kad netgi pasikrovus elektromobilį, aš nežinau, kiek pakrovimas gali pilnas kainuoti, ten 10, gal 15 eurų. Aš nežinau. Tai nereiškia, kad aš pasikroviu elektromobilį ir kiekvieną dieną važinėju į Šiaulius į darbą ir tos išlaidos yra apmokamos. Tai yra su seniūnaičio veikla susijusios išlaidos. Tai šitą vietą reikia, sakau, žiūrėti atsakingai ir
Kaip tai turėtų būti apskaitomas šiai dienai, kaip pasakyti, neturiu atsakymų. Nes iš tikrųjų, gerai, kad ir tos 5 eurus, 5 eurus per mėnesį išleidžiu su seniūnaičio veikla susijusiams išlaidoms, važiuodamas elektromobiliu. Ir, ta prasme, kur man jį, kaip sakyti, kaip pateikti apskaitos skyriui, kad tai būtų tinkamos išlaidos ir kad tai nebūtų ateityje problema, kur, Galit krautis, yra elektromobilių stotelės, yra apmokėjimai. Jūs įsikrovėt, apmokėjimo dokumentą pridedat prie ataskaitos. Administracijos direktorius, komentaras. Prašom, Algimantas Gaubas. Dėl formą patvirtinta, dabar patvirtinsim tą formą, žiūrėjau aš tą formą ir vėl viskas susirašo ir apačioje tie pateisinami dokumentai prisideda. Su tais pateisinamais dokumentais, tai jeigu dabar visoje Respublikoje, sakykime, taip, bet ar Kaune, kažin, reik pridėti tos vėl. Ar Kaunas vėl neprident, suprantat, gaunas. Taip, kad vieni buhalteriai dabar pavesim apskaitos skyriaus vedėjui tikrinti ant vėl visą kitą. Tai užkrausim darbų, o gal kitos tos savivaldybės. Taip, dėl 40 eurų daugiau reikės išlaidų padaryti apskaičiuoti. Ta pirmoji dalis reikia užpildyti, tam ir anam išleidau, bet paskui yra vėl apačioje toj formai, kurioje čia jūs esat pateikę, ten matosi, kad vėl reikia sudėtos dokumentus, vėl visus. Ir jeigu čia vieningai reikia Respublikoje, tai vieningai, bet jeigu vėlgi vieni gudresni, o kiti... Algimantai labai teisingai iškėlėt ir Darius klausimą, Evaldas pasižiūrės iki tarybos posėdžio ir pasakys. Bus vykdoma teisinė reguliavimo stebėsena, jeigu taryba patvirtins tvarką ir esant klausimam, netikslumam, bus tvarka taisoma. Kontrolės vadovas. Saulius Nuckus, prašom. Labą dieną. Tai Algimantai, klausom. Vakar, kai vyko jungtinis komiteto posėdis, panašius klausimus kėlė ir man įdomu, kodėl neįvertino pranešėjas tų klausimų ir dabar šiandien tie klausimai kyla. Tai aš norėčiau išreikšti irgi savo nuomonę to klausimu. Tai parengtas tvarkos aprašas nėra išsamus ir dėl to gali atsirasti neigiamos pasekmės, kadangi jame nenurodyta, kokie transporto priemonės panaudojimą pagrindžiantis dokumentai turėtų būti pateikti apskaitos skyriui, kad degalų įsigijimo kvite turi būti įrašytas seniūnaičio vardas ir pavardė, toliau, kad sukonkretintos telefono, interneto ryšio, transporto ir kokios gali būti kitos išlaidos, už kurias skiriama išmoka. Čia nėra detalizuota, čia irgi palikta nežinomybei. Taip pat tvarkos aprašo priedas, kur yra seniūnaičio ataskaita dėl patirtų išlaidų. Joje reikėtų numatyti ne tik išlaidų pavadinimą ir sumos grafas, bet ir išlaidas pagrindžio dokumento pavadinimą ir datos grafas. Taip pat man keista, kad projektas yra parengtas ir yra derintas tik tai su bendrųjų reikalų skyriaus vyriausių specialistų, tai kalbos tvarkytojų, o pagal tvarkos aprašą, kad apskaitą vykdo apskaitos skyrius administracijos ir taip pat kontrolę vykdo apskaitos skyriaus vedėjas. Ir šitas aprašas nebuvo derintas su apskaitos skyriumi. Tai čia būtų tokie pastebėjimai, tokia nuomonė. Į tuos pastebėjimus aš manau, kad... Aš galiu atsakyti. Aprašas tikrai buvo derintas su apskaitos skyrium, derino pavaduojantį vedėją pavaduotoją, o dėl pastabų galiu pasakyti, turbūt reikia jas panagrinėti plačiau, nes pavyzdžiui, kai kurios pastabos man kaip teisininkui kelia abejonių, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, ką duoda vardo pavardės seniūnaičio nurodymas ant kvito. Jeigu pagal faktą, sakykime, išlaidas, tušinuką nuperku aš, užrašau seniūnaičio vardą pavardę. Tai šitų dalykų neturėtų būti, tai yra korupciniai dalykai baudžiamosios teisės prasme. Tai vat,
tas išlaidas reikėtų, tas pastabas reikėtų truputį panagrinėti ir manau mes pusmečio bėgiai po teisinio reguliavimo stebėsenos įsivertinsim viską ir priimsim pataisymus. Tvarka iš esmės, mano supratimu, yra gera, atitinka teisinį reglamentavimą, ta prasme, tai pagrindo tarybai nepatvirtintos tvarkos aš nematau. Nu, nežinau, čia mes jau tokią praktiką turėjom su tarybos nariais, su tais čekiais, kur pylėsi kūrą, tai čia labai panašus atvejis dabar pagal jūsų pateiktą tą tvarką gali įvykti taip, nes gali, jeigu pirks grinais, tai kaip ir aišku, o jeigu su kortelė, tai ta kortelė irgi neaišku, kieno gali jinai būti. Tai čia va, tas dalykas yra, o aiškinamajam rašte jūs nerašot, kad tarybos sprendimo projektas buvo derintas su apskaitos skyrium. Su apskaitos skyriaus vedėja kalbėjau, jinai nieko nežino, jos darbuotojai nieko nežino. Tai pagal faktą buvo suderintas. Dar paklaus norinčių. Tai po to, jeigu bus pataisimų, kitoje taryboje pateiksite dar. O dabar aš manau, kad eigą reikėtų duoti tam sprendimui. Taip, biudžeto finansų ir valdymo komitetas vienbalsiai, kaimo vienbalsiai, ūkio ir plėtros vienbalsiai. Simonas, pritarėte? Susilaiko daug. Simonas Strelcovas, prašom. Labą dieną. Labą dieną, susilaikau. Susilaikė. Viskas užfiksuota, bus teikiama tarybai. Evaldai, pastabas, reaguokite. Dėkui. Kitas klausimas. Dėl gegužinių ir Varpo gatvių pavadinimų suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Dausiškių kaime, sprendimo projektas numeris TSP 259, pranešėjas Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas Ričardas Šimberevičius. Prašom, seniūnas, labą dieną. Labą dieną visiems. Tai tarybos sprendimo projektas dėl šių gatvių rengiamas dėl to, kad parengus detalųjį planą aptariamoje vietoje, čia Dausiškių kaimas, yra suformuoti nauji net 52 kitos paskirties žemės sklypai ir reikalingos naujos gatvės. Buvo bendrauta su savininku šitų sklypų, jisai neišreiškė jokių pageidavimų dėl gatvių suteikimo, tai sprendimai buvo priiminėjami gatvėvardžių komisijoje, buvo išgryninti du pavadinimai – Gegužinių ir Varpo gatvių. Motyvai paprasti. Šiais metais 125 metai sukanka nuo pirmos gegužinės, o jinai vyko Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Aleksandrijoje, pirmoji gegužinė rajone. Tai todėl norima įprasminti, o Varpo gatvė dėl to, kad vienas gegužinio organizatorių buvo Povilas Višinskis, kuris buvo aktyvus ir leidinio Varpas, vienas, kaip sakyti, aktyviausių, tai siūlome šalimais Varpo gatvę. Tai sprendimas priimtas komisijai, vienbalsiai. Taip, Ingrida Venciuvienė. Su gera nuotaika matos, noriu paklausti. Mes dabar kol kas matom tik Varpo gatvę. To paaiškinimo niekas nežino, jeigu šiandien neklauso mūsų posėdžio. Tai supranti, ir tas gyventojas turbūt ne iki galo susigaudys. O man dėl to ta Varpo gatvė kliūna, nes visiškai netoli tas miestas, ten Varpo gatvė. Tai aš nežinau, ar negalėjo būti koks kitoks pavadinimas. Tai tik tokia pastaba, bet jeigu visi sutinka, tai gerai ir man. Man tai gražu. Kodėl? Iki miesto tolokai šiek tiek čia dar nėra taip arti. Arčiau Dausiškių kapinės būtų. Bet kodėl? Su gegužiniam susiję tą pavadinimą, komisijai subalsavom visi vienbalsiai, nebuvo prieštaraujančių. No. Taip, daugiau paklausti norinčių nėra. Balsuojam. Biudžeto finansų ir valdymo. Visi. Kaimo. Visi. Vaclovo nėra. Ūkio. Klausimas bus teikiamas tarybai. Seniūnas, ačiū. Dėkui. Sėkmės kaip keliai. Artėja javapjūtė. Viskas gerai. Jeigu nėra gerai, bus gerai.
Gerai, sutvarkykite. Kitas klausimas. Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrą. Sprendimo projektas numeris TSP 266 pranešėja investicijų ir projektų valdymų skyriaus vedėja Simona Iljičiovienė. Prašom, vedėja. Labą dieną. Parengėme pastiprinimu. sprendimą dėl galimybės gauti kompensaciją už savivaldybės įsigytą netaršią transporto priemonę. Šiuo metu yra nupirktas automobilis Nissan Leaf ir norime pretenduoti gauti 5000 kompensaciją už šio automobilio įsigijimą, o tam, kad galėtume pateikti paraišką šiai kompensacijai gauti, reikalingas tarybos sprendimas ir pritarimas. Darius Inmanavičius, labai domėjotės, prašom. Ar čia ta mašina, čia kur yra Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, Taip. apie šitą mes šnekame? Apie šitą. Paklausti norinčių daugiau nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 266. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi. Klausimas bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl pritarimo dalyvauti projekte Tiltas į vaiko sėkmę. Sprendimo projektas numeris TSP 265. Vedėja, prašom. Planuojame dalyvauti konkursinėme projekte, kurio tikslas būtų didinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos socialinės sveikatos priežiūros paslaugų iki mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams, bei bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir jų tėvams pasiūlą bei prieinamumą. Projektas būtų pareiškėjas pagrindinis administracija, o partneriai Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba, atviras Šiaulių rajono jaunimo centras bei ugdymo įstaigos. Planuojama paramos suma yra iki 500 000 galimybę gauti. Savivaldybės prisidėjimas būtų reikalingas 10,1%. Projekto įgyvendinimo terminas 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo. Paklausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 265. Biudžetas. Visi, kaimo. Visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 265 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas. Dėl pritarimo projektui visos dienos mokyklos veiklų vystymas Šiaulių rajono ugdymo įstaigose. Sprendimo projektas numeris TSP 268. Vedėja, prašom. Tai yra projektas suplanuotas įgyvendinant regioninės pažangos priemonę. Planuojame, kad bus vykdomas Voveriškių mokykloje statomas priestatas, kurio erdvės būtų pritaikytos visos dienos mokyklos veikloms įgyvendinti. Iš viso suplanuota 300 000 šiam projektui įgyvendinti. Iš jų 15% bus reikalingas savivaldybės prisidėjimas. Klausti Ingrida Venciuvienė. Ne mažiau kaip 15%. Taip. O jūs tik sakėt 15%. Tai nėra konkreti suma. Tai ne mažiau kaip 15 ir nedaugiau kiek maždaug tai gali būti. Kiek trūks? Kiek 100? Paprastai mes įsivardėjame ne mažiau, todėl kad būna įvairių, sakykime, išlaidų, kurios yra tinkamos finansuoti, bet neužtenka to suplanuoto biudžeto iš mūsų projekto visos vertės. Tai dabar negaliu atsakyti, kiek tas nemažiau. Vienu žodžiu, kaip ir nereikia to sprendimo. Darius Simonavičius. Šita visos dienos mokykla, šitas projektas, tai čia viena klasė, aš kaip suprantu, bus Pavenčių pradinėje
Ne, čia yra du skirtingi dalykai. Mes čia dalyvaujame pagal regioninės pažangos priemonę. Ten yra visai kita mintis, ta prasme, mes galime gerinti infrastruktūrą. Ir tuo būdu mes planuojame Voveriškių mokykloje statyti priestatą. O kodėl Voveriškėse būtent? Nes yra poreikis. Netelpa vaikai. O Ginkūnai, Bubiai, šitie... Apie Ginkūnus pakalbėsime kitame tarybos sprendimo projekte, yra įtraukti Ginkūnai. Supratau, ačiū. Algimantas Gaubas. Bet ugdymo procesui vykdyti, tai Voveriškių mokykloje vaikai telpa, taip? O jau tą visą dieną mokykloje veiklas vystyti nebetelpa. Tai ten įsiplėčtų paslaugų kažkokių. Taip, prie manęs prisijungia kolega švietimo skyriaus Raimondas, aš gal paprašysiu jo plačiau pakomentuoti. Profesionaliai jis atsakys. Tai šitoj vietoj kalbama ne apie ugdymo procesą. Mokyklos patalpos yra, kol kas talpina visus mokinius, mes turime apie 200 mokinių šitoje mokykloje. Šiuo atveju kalbama apie visos dienos mokyklos modelį, kuris eina per regionų planą. Ir įdiegus šį modelį mes darome tokį kompleksinį sprendimą. Tai yra kartu su visos dienos mokyklos patalpomis bus statoma Voveriškių mokykloje sporto salė. Tai bus 2 patalpos visos dienos mokyklai užimtumui vaikams ir plus savivaldybės biudžeto lėšomis bus planuojamas statyti sporto salę. O ugdymo procesui vaikai kol kas telpa, klasės tai nėra didelės, klasės yra maždaug po 12-18 vaikų, tai įtakos nedaro visiškai. Taip, kadangi būtų prisidėjimas iš regionų, toks kompleksinis sprendimas gautas ir vis pamažintume ant savivaldybei naštą. Paklausti daugiau norinčių. Ingrida Vencienė. Kokia visa projekto suma? 300 000 suplanuota. Užteks sporto salė 300 000. Ką tik pakomentavo. Savivaldybė prisidės prie likusių. Čia paimam tuos pinigus ir plus bus savivaldybės lėšų planuojamas. Čia bus rengiamos 2 patalpos visos dienos mokyklos. Prie sporto salės. Kompleksinis renginys. Sporto salė? Ar ateityje numatoma mokyklos patalpos? Vienintelė mokykla, kuri neturi sporto salės. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 268. Biudžetas. Visi kaimo, visi ūkio, visi. Sprendimo projektas numeris TSP 268 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl pritarimo projektui iki mokyklinio ugdymo prieinamumo gerinimas Šiaulių rajone. Sprendimo projektas numeris TSP 269. Vedėja, prašom. Dar vienas suplanuotas projektas įgyvendinant regioninę pažangos priemonę. Šiuo projektu planuojame pastatyti priestatą Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovo progimnazijoje, kurio pirmas aukštas ir cokolio patalpos būtų pritaikytos ikimokykliniam ugdymui. Numatoma įkurti 2 naujas ikimokyklinio ugdymo grupės, užtikrinant galimybę ugdytis 30 vaikų ir aprūpinti jas reikiamą įrangą. Iš viso yra suplanuotas biudžetas projektui 3 200 000 eurų ir savivaldybės prisidėjimas reikalingas iš jų 15%. Paklausti norinčių Darius Simonavičius. Taip, sakykite, dabar šitas priestatas Ginkūnuose, ar jau projektas yra padarytas ir ar jau yra aiški pinigų suma, samatinė pinigų suma, nes, būna taip visaip, kaip sako, gyvenime. Apie techninį projektą klausėte. Techninis projektas yra vis dar rengiamas, jis yra
kaip sakant, galutinėje stadijoje, bet dar neturime jo, to paskutinio varianto dar neturime. O sakyti, o kodėl nenorite jūs palaukti, kai bus jau pabaigtas techninis projektas ir tada aiškiai yra pinigų suma, yra aiškus, sakykime, turime statybos leidimą, pasišnekant, turim aiškiai pinigų sumą ir tada ateiti tarybą su šituo 15%. O norite jūs prieš, kaip sakyti, prieš visą tą dalyką eiti? Tiesiog yra planavimo etapas regioninėse priemonėse ir mes jau turime teikti tą informaciją regionų plėtros tarybai. Taip. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 269. Biudžetas visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 269 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas. Dėl pritarimo dalyvauti projekte sveikatos specialistų rengimas. Pritraukimas Šiaulių rajono savivaldybėje. Sprendimo projektas numeris TSP 267. Vedėja, prašom. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija yra išleidusi kvietimą teikti paraiškas dalyvauti projekte. Mūsų savivaldybė norėtų jame pretenduoti ir dalyvauti, teikti paraišką. Šio projekto tikslas sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas į rajono sveikatos priežiūros įstaigas. Numatyta, kad projekto biudžetas siektų 383 199 eurus ir būtų finansavimo intensyvumas ES lėšomis 100%. Savivaldybė, administracija būtų pagrindinis pareiškėjas, o partneriai galėtų būti Šiaulių rajono sveikatos centras ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos dalyvaujančios sveikatos centro veikloje ir sudariusios sveikatos centro apraše nurodytą bendradarbiavimo sutartį. Darius Simonovičius. Taip, sakykite, o privatus sektorius gali dalyvauti šitame projekte? Ta prasme, turiu galvoje, Kuršėnuose yra, nepameluočiau, šeimos namai. Ne. Įstaigos, kurios yra pasirašusios sutartį, gali. Gali, prasme, privatus sektorius gali. Tos įstaigos, kurios yra sutartyje, jos gali dalyvauti. Ir jeigu atitinka kvietimo sąlygas. Supratau. O sakykite dabar su mūsų tarybos patvirtinta specialistų pritraukimo tvarka, kur mes skiriame 10 000 eurų naujai atvykstantiems gydytojams. Kaip šitas dalykas nivelios? Ar tai bus ir čia parama, ir dar gydytojų dar papildomai yra mokama? Kaip čia tas dalykas? Su manim dalyvauja kolegės, tai gal plačiau apie visą situaciją galėtų pakomentuoti direktorė sveikatos centro. Visai skirtingi dalykai. Ten, kur pritraukiami specialistai, jauni specialistai, kur yra parama, finansinė parama ir savivaldybės, kur kalbam apie tos 1000. Čia yra visai kitas dalykas. Čia yra, kad mes ruošiame specialistus ateičiai, tai būtent gydytojus rezidentus, gydytojus odontologus rezidentus, besimokančius studentus, kad į ateitį mes jų daugiau remtumėm ir prisitrauktumėm dirbti tuos 2 metus į sveikatos centrą arba tą įstaigą, kuri dalyvauja šitam projekte. Čia nesisėja, visiškai ne. Čia tarsi tas, kaip anksčiau būdavo paskirimas. Pagal sutartį. Ta prasme, apmoku mokslus, bet tu turėsi, paprastai atidirbti. Ingrida Vencė. O pagal mūsų rėmimo programą, kur priėmėme, ar atėjo naujų gydytojų? Atėjo 3 naujos, bet tik tai viena gydytoja prašo finansinės paramos. Kokių specialybių? Šeimos gydytojos. Daugiau paklausti. Nėra. Direktorė, kai visada konkrečiai, aiškiai atsakėte, ačiū. Vaclovas Matejūnas. Sakau, geras valstybės pasiūlymas, tai kaip nepritarsi. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 267. Biudžetas visi, kaimas visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 267 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas.
Mantas Šakočius. Tai sveiki, noriu iš tikrųjų nusišalinti nuo šio klausimo, nes tai liečia mano artimą asmenį, kuris dirba to įstaigoje. Teikiu balsavimui dėl Manto Šakočiaus nusišalinimo. Bendru sutarimu pritarėme. Kitas klausimas dėl pritarimo dalyvauti projekte sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Šiaulių rajono savivaldybėje. Sprendimo projektas numeris TSP 270. Vedėja, prašom. Dar vienas kvietimas iš Sveikatos apsaugos ministerijos teikti paraišką, dalyvauti projekte, kurio tikslas būtų sukurti ir organizuoti inovatyvių pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo paslaugas, modelių kūrimas ir jų išbandymas. Šio projekto pagrindinis pareiškėjas taip pat būtų savivaldybės administracija, galimi partneriai sveikatos centras ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos dalyvaujančios sveikatos centro veikloje. Suplanuotas projekto biudžetas 293 673 eurai. Finansavimo intensyvumas ES lėšomis taip pat 100%. Taip, paklausti. Ką tuo projektu vykdysime? Tuo projektu ateitis yra tokia, kad plėsis šeimos gydytojų komandos sudėtis, kuri vadinasi šitą susidedanti iš daugialypės specialistų komandos. Toj komandoje bus labai daug specialistų, būtent pradedant šeimos gydytojo, akušeris, bendros praktikos slaugytoja, kineziterapeutas, atvejo vadybininkas, ergoterapeutas, apylinkės administratorius, žodžiu, daug išplėstinės praktikos slaugytojai. Ir tas terminas bus privalomas nuo 2030 metų. Buvo iš pradžių iki 27, bet jisai pratęstas, kadangi Lietuvoje nėra paruoštų tokių specialistų, juos reikia paruošti, juos išmokyti. Išmokymas trunka 5 metus, dėl to ir tęsis šitas projektas, kad pasiruoštumėm specialistus tai daugiadalykiai sistemai. O teorinės prielaidos yra labai gražios, nes bus taip, kad įsivaizduojama, jog pacientas ateis pas šeimos gydytoją ir toliau tie specialistai pas tos specialistus būtų nukreipiama pagal atitinkamus to paciento poreikius. Jam padės ir prisiregistruoti, ypač didelis vaidmuo atiteks atvejo vadybininkui, kuris ir priregistruos pas specialistą ir, sakykime, apylinkės administratorius paskirs reikiamus tyrimus ištyrimui ir, žodžio, pacientą taip kaip, jeigu buitiškai pasakius, kaip vaiką už rankos, visur vedžios specialistai. Teorinės prielaidos yra labai gražios, bet ar tai pavyks įgyvendinti, čia yra... Parodys ateitis. Ateitis parodys, tikrai. Savivaldybės gydytojai atėjot, prašom, pasirodykit, pasakykit savo nuomonę. Mums labai svarbi jūsų nuomonė. Tai nuomonė pritariu direktoriai išsakytai nuomoniai. Projektai abudu yra svarbus tuom, kad tai yra 100% Sveikatos apsaugos ministerijos prisidėjimas ir jie yra būtini vykdant toliau visos sveikatos reformos etapus. Tai gal daugiau galim pinigų ten paprašyti? Na, yra skirta tiek, kiek skirta, tai svarbiausia paimti tiek, kiek skirta. Jeigu galima, kol nepabėgote, sakyt dabar šito projekto tęstinumas, kiek yra laiko? Kiek laiko bus skiriami pinigai? 36 mėnesiai šitas projektas. O sakykim, tie nauji darbuotojai ar persikvalifikuoti darbuotojai, mes dar turime įsipareigojimą dar ilgiau? Bet kuriuo atveju jie nuo 30 metų yra būtini, privaloma, kad būtų įstaigoje, tai bet kuriuo atveju yra dabar ties tokia paskata juos apmokyti, skirti priedus darbo užmokesčiui, juos prisitraukti ir toliau jau juos turėti ir išlaikyti. Arūnas Grubliauskis, prašom. Na, kaip ir atsakė, kad bus privaloma, tai aš galvoju, aš sakau, ar čia pilotinis koks, kiek čia tų pinigų per Respubliką yra ir ar čia mes tik tais keli čia tokie projektai, ar čia ne, čia yra visos valstybės mastu, kiekvienai savivaldybė yra pagal gyventojų skaičių, pagal prisirašymą paskirstytą lėšų. O spalio mėnesį gali pasikeisti dar. Jo, aš už tą sakau, kaip jūs, kaip specialistai matot, ar čia įgyvendinami dalykai,
ar visgi čia kažkas pakits? Na, jau ir vėl šitie bus- etapai, visos reformos yra, kaip sakant, pajudėję gan stipriai į priekį. Nemanau, kad kažkas labai keistųsi ir būtų atšaukiama. Gerai, aišku. Teisės aktai priimti ir reikalavimai po 30 metų yra aiškiai išdėstyti, tai Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 270 biudžeto. Visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 270 bus teikiamas tarybai. Ačiū komandai ir vedėjai. Pabėgote vedėją, gal galima dar. Sakykite, ar projektų finansavimo programos numeris 5 asignavimų valdytoja esate jūs? Sakykime, ar galima būtų sužinoti ir gauti iš jūsų informacijos, yra pirmo pusmečio planas, kuriame yra skirta beveik 3 milijonai eurų. Kaip sekasi jums tą planą įvykdyti ir priežastis, ar pavyko, nepavyko, tokia valentelė Excelinė galima būtų? Tai ačiū. Taip, kitas klausimas. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų Liepos 11 dienos sprendimo numeris T228 dėl atstovų delegavimo į asociacijos Kuršėnų miesto VVG valdybą pakeitimo sprendimo projektas numeris TSP 261. Pranešė ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė. Labą dieną. Labą dieną. Prašom vedėją pristatyti. Labą dieną visiems gerbėmiems tarybos nariams. Informuoju, kad kai 2023 metais buvo deleguojami asmenys nuo savivaldybės į Kuršėnų miesto vietos veiklos grupę, nebuvo nuolatinai einančio pareigas seniūno. Tai dabar gavus iš seniūnijos, Kuršėnų miesto seniūnijos prašymą vietoje Giedrės Karkalinės, kuri laikinai ėjo tuo metu seniūno pareigas, deleguoti seniūną Raimondą Bernatą, parengtas sprendimas, kuriam siūloma pritarti. Vaclovas Motiejūnas, prašau. Aš nežinau, gal jau seniūnas buvo tiesiai, taryba prisistatė, kad toks yra. Būtų deleguojami komisijas, ar visi pažįstat seniūną? Į Gružių pasikeitė, ar kodėl? Ir Bubių yra. Kaip čia yra, pavyzdžiui, taryba, kaip mes turim patys nuvažiuoti pas seniūnus, o seniūnai ateis? Gal pirmininkaujantis galėtų čia inicijuoti ant tarybos, kad... Ne, pirmininkaujantis negalėtų administracijos direktorius, prašom. Kol kas nėra tokios praktikos, kad valstybės tarnautojai turi prisistatyti tarybai. Seniūnai yra aukštesnės kategorijos. Jie įtvarko, įžiūri, seniūnas palei statusą, čiut nesu krivulę vaikšto. Aš negalėčiau atsakyti pagal savo kompetenciją tą klausimą. Supratau, poziciją supratau. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 261. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 260. Pirmas bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės prekės ženklo patvirtinimo. Sprendimo projektas numeris TSP 264. Vedėja, prašom. Šis tarybos sprendimo projektas parengtas, gavus informaciją, kad Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre šių metų gegužės 14 dieną yra įregistruotas Šiaulių rajono savivaldybės prekinis ženklas. Tai šis ženklas yra nematerialus savivaldybės turtas ir būtinas tarybos sprendimas dėl patvirtinimo. Gal ekrane parodyti galite? Ar mes apie tą patį? Taip. Čia yra, galėtų, bet yra truputėlį žemiau. Čia yra pats ženklas, čia yra ženklas pats, o viršuje buvo registracijos liudijimas. Čia tai, pasižiūrėkit, kur, čia Jonas, sustabdykit, Jonas. Čia tai, teisinga ženklas. Matau, pritarsit, konservatoriai pritarsit. Net neabejoju. Jonas.
Taip, teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 264. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi, sprendimo projektas numeris TSP 264 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų rugsėjo 8 dienos sprendimo numeris 306 dėl vietinės rinkliavos užleidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės viešosiuose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas numeris TSP 272. Vedėja, prašom. Šis tarybos sprendimo projektas parengtas išdiskutavus ir apsvarščius nuostatas, kuriomis siūloma pakeisti šios nuostatus, gavus iš visų seniūnijų pasiūlymus ir siūloma patvirtinti tuos pasiūlymus, kuriuos suderino visos seniūnijos. Tai iš esmės dar peržiūrėta ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo aktuali redakcija, truputėlį peržiūrint pastebėta būtinybės tiesiog pakoreguoti, tai čia 14 punkte, tiesiog dėl sutrumpinimo ir priedas pridedamas, apskaičiavimo metodika, kurioje irgi yra lyginamajame variante nurodyta, kas yra pakeista. Tai visi šitie pakeitimai suderinti su seniūnijomis. Vakar dienos jungtinių komitetų posėdžių metu pastabų pasiūlymų nebuvo pateikta. Darius Simonavičius. Taip sakykite, o kodėl jūs išskyrėte gėles? Ar jos kažkokios kitokios, jeigu savo užaugintas žemės ūkio produktais išskyrus gėles? Tai visos tos kategorijos buvo diskutuotos, kai taryba tvirtino pačius nuostatus. Dabar čia yra tik tai metodika apskaičiavimo dėl leidimo. Tai tuomet buvo taip išdiskutuota ir atsižvelgta į pasiūlymus tarybos narių. Viena aktyviausių seniūnaičių bendruomenėje Deimantė Radžvilė. Prašom. Pastabų. Čia viskas gerai. Niekada nebuvau ir nežinau, neplanuoju būti seniūnaitė. Bendruomenės pirmininkė. Nežinau kaip ir gal ir viskas gerai, tik aš jau esu Audronės klausius dėl mūgio organizavimo tų įkainių, kai laimi mūgio organizatoriai paslaugą, o po to mūsų prekybininkai labai brangiai moka už tai, kad galėtų mūsų rajone prekiauti. Tai čia apie šitą galėtumėm kažkada pagalvoti. Bet tai čia Jūsų pasiūlymas buvo pateiktas prieš tai. Mes jau apie tai pradėjom diskutuoti ir kol neišdiskutuosim šito klausimo pilnai, tol neteisim pasiūlymą. Taip, čia tokia yra praktika, tiesiog skyrus, kada gauna kokį tai pasiūlymą, mes tada su visom seniūnijom jį aptariam. Kad tai būtų ne vienos seniūnijos, o visų. Tai apie šitą būtent mūgių organizavimą diskutuosime ir rezultatą, jeigu bus poreikis teikti tarybai, tai pateiksime. Ingrida Venciuvienė, prašom. Viešai. Tiesiog nesidomėjau šito klausimu, bet jūs taikliai pasakėt, kad Deimantė viską žino iš tikrųjų. Jeigu yra tokia tvarka, tai sakyčiau ydinga, nes mes turėtume už savo gyventojus labiau pakovoti ir ta rinkliava, kad būtų mažesnė, tai netiduoti gal administruoti tų mūgių vis kažkam iš šalies, o kažkaip tai veikti seniūnėje patiems. Apsvarstysite. Be abejo, dalyvių skaičius, aš visą laiką sakydavau, dalyvių skaičius čia savivaldybė iš tos rinkliavos tikrai nepraturties, o dalyvių skaičius suvažiuoja iš kitų rajonų, papuošia miestelę, šventėj suteikia solidumo, tai turėtumėm apie tą galvoti, kad kuo daugiau pritraukti, kad daugiau dalyvių būtų. Tas požiūris turėtų ne kad čia vieną kitą dešimtkę ten uždirbti, o kad padaryti šventę iškilmingesnę. Tai pasižiūrėsim. Vicemeras, matau, irgi pritarė su šypsena, kad kiek padarys. Ilona Baristienė, prašom. Čia toks įdomus klausimas, nesudėtingas. Taip, teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 272. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi. Bus teikiamas sprendimo projektas numeris TSP 272, bus teikiamas tarybai. Ačiū. Vedėjai viskas. Tai sėkmės jum. Gerai, kad reaguojate į bendruomenių vadovų, į seniūnaičių pastabas.
Taip, kitas klausimas ir solidus pranešėjas. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų Liepos 7 dienos sprendimo numeris T247. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skirimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas numeris TSP 255. Pranešėjas švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Raimondas Galkus. Prašom. Šio projekto sprendimo tikslas yra patvirtinti metų mokytojo vardo suteikimo bei premijos skirimo nuostatų pakeitimus, atsižvelgiant į pasikeitusi teisinį reglamentavimą dėl vykdomosios institucijos funkcijų vykdymo. Tai yra, kad visas šitas funkcijas iš administracijos direktoriaus perkeliamos į merą. Jūs galite pasižiūrėti lyginamąjį variantą. Tai yra techniniai keitimai, vis nuostatai lieka tie patys, tik tai pakeičiamas, kad mero potvarkių premija skiriama, tai yra iš administracijos direktoriaus į merą. Labai aiškiai jūs čia pateikęs. Klausiančių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 255. Biudžetas. Visi, kaimas. Visi, ūkio, visi. Kitas klausimas. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2024 metų gegužės 14 dienos sprendimo numeris T198. Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus juose, prieš mokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus juose, iki mokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2024-2025 mokslo metų 25 mokslo metams nustatymų pakeitimo sprendimo projektas numeris TSP 256. Vedėjas, prašom. Tai yra techninis pakeitimas. Taryba birželio 11 dieną savo sprendimu numeris 223 dėl Šiaulių rajono savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo leido formuoti visos dienos mokyklos klases ir grupės. Vadovaudamas į šios tvarkos 14 punktų, Pavenčių mokykla pateikė prašymą įleisti formuoti vieną visos dienos mokyklos klasę. Tai jeigu lyginamąjį variantą pasižiūrėsime, tai yra tik prie Pavenčių mokyklos įrašas visos dienos mokyklos klasė, klasių skaičius nesikeičia, mokinių skaičius nesikeičia, tik tai tiek, kad teisiškai teisinam galimybę šitą klasę suformuoti. Paklausti. Darius Simonavičius. Taip, sakykite, o mokinių skaičius jis dabar jau yra atkoreguotas pagal šiandien dieną, ar yra likęs tasai birželio? Mokinių skaičius yra likęs pagal gegužės mėnesio sprendimą. Ar gegužės, jo. Jis visiškai atitinka buvusi sprendimą. Mokykla apsiklausė, kiek potencialiai galėtų mokinių dalyvauti šitoj visos dienos klasiai ir įrašė šitos skaičius. Skaičius klasių ir mokinių nesikeičia, o galutinius skaičius jūs patvirtinsite rugsėjo pradžios mėnesio taryboje, kai bus gauti tikslus pagal prašymus mokinių skaičiai. Tvarsime, tai va tie, kaip sakyti, tie senieji skaičiai, kaip, sakykim, kas čia dabar, Dubys, Aukštupio mokykla, tie skaičiai yra likę iš gegužės. Visi tie skaičiai likę, tik tai visi tie skaičiai yra likę, tik tai persikeičia pirmos klasės vienetų skaičius, nes buvo 3 pirmos klasės Pavenčiuose, dabar 2 pirmos ir visos dienos mokyklos klasė. Supratau, ačiū. Taip, klausti daugiau norinčių nėra, teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 256. Biudžeto ir finansų visi, kaimo ir ekologijos visi, ūkio visi. Kitas klausimas. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų gruodžio 22 dienos sprendimo numeris T369 dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų normatyvų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios sprendimo projektas numeris TSP 258. Prašom.
Šio sprendimo projekto tikslas – pripažinti netekusių galią Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 dienos sprendimą numeris T369 dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšų normatyvų patvirtinimo. Esamas teisinis reguliavimas nebetitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo normų. Nes jeigu žiūrėtumėme į biudžetinių įstaigų įstatymą, kuris įsigalioja 24 metų sausio 1 dieną, numatytas biudžetinės įstaigos vadovo kompetencijos, suteikiančios biudžetinės įstaigos vadovui nustatyti įstaigos struktūrą bei pareigybių sąrašą. Paklausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 258. Biudžeto finansų visi, kaimo ekologijos visi, ūkio ir plėtros visi. Sprendimo projektas numeris TSP 258 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas. Viskas tvarkoja, jau patiestos grindys ir netgi parketas sudėtas, o sokolinės aukštas tvarkoma dar. O Palypė? Salė jau grindys, jau galima naudotis. Raimondas Galkus, iš kur jūs žinojate, kad sulauksite tokio klausimo? Prieš tai nuvykote į Ginkūnus. Nuojauta. Ar rugsėjo 1 dienai Palypė bus? Manau, kad bus. Nu, šaunu. Gerotos turbūt. Kitas klausimas. Dėl atleidimo nuo dalies savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo sprendimo projektas numeris TSP. Atsiprašau. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus 2023 metų infrastruktūros plėtros rėmimo programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo sprendimo projektas numeris TSP 271. Pranešėjas turto valdymo skyriaus vedėjas Alvydas Žirgulis. Prašom, vedėjas. Labą dieną. Teikiamas tarybos sprendimo projektas patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus 23 metų lėšų panaudojimo administravimo ataskaitą. Ataskaitai buvo pritarta komisijos, kuri yra sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos. Toliau ataskaitai pritarė kontrolės ir audito tarnyba, o taip pat vakar buvo pritarta kontrolės komitete. Jau kontrolės komitetas pritarė, tai balsuojam tada. Deja, mums tik leido išklausyti, pritarti neleido. Prašom. Paklausti norite. Jo, taip, sakykite, kaip vakar ir kontrolieriaus klausiu, tai tą pačią klausimą ir jūsų paklausiu. Yra infrastruktūros plėtros įstatyme 12 straipsnio 7 punkte yra numatyta, kad turi būti sudaryta komisija bei patvirtintas darbo reglamentas savivaldybės taryboje. Tai mano klausimas vakar buvo ir šiandien tas pats, tai kokiu tarybos sprendimu ir kada buvo šita sudėtis patvirtinta, sudėtis ir darbo reglamentas. Gal jūs galėtumėte atsakyti, nes vakar Saulius taip staigiai užklausė ir nesugebėjo. Tai savivaldybės taryboje yra 2021 metais sausio 26 sprendimu T-6 patvirtinusi komisija, o 22 metų Liepos 5 dieną sprendimu T-244 yra patvirtinusi komisija. Ačiū. Taip, klausti norinčių daugiau nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 271. Biudžeto finansų ir valdymo visi, kaimo ir ekologijos visi, ūkio ir plėtros visi. Sprendimo projektas numeris TSP 271 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas. Dėl atleidimo nuo dalies savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo sprendimo projektas numeris TSP 273. Vedėjas, prašom.
Tarybos sprendimo projekto tikslas yra atleisti įmonę UAB Beri Produkcija nuo savivaldybės infrastruktūros dalies mokesčio mokėjimo, kuris sudaro 23 854 eurus. Ir įmonė stato pavėsinę, už 1000 kvadratinių metrų sumoka, o už plotą didesnį kaip 1000 kvadratų siūloma atleisti. O kokia čia stoginė bus? Stoginė čia daržovių augintojas. Yra tarp Kužių ir Smilgių. Tai čia hektaro ploto, tai daržovės kažkokias augins. Aišku. Klausti norinčių nėra, teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 273. Biudžeto. Visi kaimo. Visi. Ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 273 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl atleidimo nuo dalies savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo. Sprendimo projektas numeris TSP 275. Prašom, vedėjas. Analogiškas tarybos sprendimo projektas, tik tai su UAB Toksikas stato stoginę 1525 kvadratinių metrų. Tai yra pagal mūsų tvarką, už 1000 kvadratinių metrų mokestį sumoka, už 525 tūkstančius kvadratų yra atleidžiamas. Tai... Labai aišku. Biudžeto. Visi kaimo. Visi ūkio. Visi. Sprendimo projektas numeris TSP 275 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl buto patalpos 1/2 dalies Ventos gatvėje 15 butas 5 Kuršėnų mieste ir priklausinio pirkimo. Sprendimo projektas numeris TSP 274. Vedėjas, prašom. Savivaldybės taryba 23 metų rugsėjo 5 dieną sprendimu T277 pareigojo savivaldybės administracijai inicijuoti butų pirkimo esančių pastate Ventos gatvėje 15 Kuršėnų mieste. Tai ten buvo 3 privatus butai, 2 butus jau esam nupirkę ir dabar perkam 3 buto paskutinio pusę. Pusė buto yra turto banko, yra dokumentai paruošti, atiduoti, tai laukiam vyriausybės nutarimo, tai tada būtų visas butas mūsų. Visas namas. Jo, bet šiuo atveju šitas perkamas būtų. Taip, klausimų daugiau norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 274. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 274 bus teikiamas tarybai. Sėkmės vedėjas. Jum, ačiū. Dar kol nepabėgote, tada aš irgi dar noriu, kaip sako, prašiau ir investicijų skyriaus ir jūsų to pačio paprašysiu. Pirmam pusmečiui buvote nusiplanavęs jūs darbus pagal 10-ąją programą ir būtų įdomu sužinoti, kaipgi sekėsi pasiekti užsibrėžtų tikslų ir kas sutrukdė, jeigu nepavyko. Tai va toks, jeigu galima, aš gal atsiųsiu lentelę, tiesiog būtų lengviau, ne? Tai gal vedėjas ir iškart matosi atsakyti? Ne, gal iškart aš... Didžiąją dalį tikrai galėčiau atsakyti, nes jeigu matėt finansų skyrius pateiktą ataskaitą lentelį, tai turto programos 10 yra 52% sunaudoti lėšų. Tai tas viską pasako, o valstybės biudžeto lėšų ten rodo, kad yra 8%, tačiau tie skaičiai yra netikslus, nes finansų skyrius rengdamas ataskaitą, jis rengė praeito mėnesio pabaigoje, o paraiškas lėšoms gauti, pavyzdžiui, kaip į automobilių, tai yra įgyja Lietuva, mes teikiam paskutiniam dienom. Tai reiškia, mūsų paraiška yra pateikta už 600 000 eurų, kuriuos mes laukiam gauti ir sumokėti rangovams, o finansų skyrius šitos informacijos dar neturi ir jie negali jum parašyti, kad yra
panaudoti didesni procentai lėšų. Ir šiuo metu yra nupirkta, jeigu kalbam apie valstybės lėšas, tai 14 gatvių remonto darbai. Tai jau yra nupirkti, sutartis pasirašytos, o fiziškai šiuo metu vyksta 4 gatvėse remontas. Tai Kuršėnuose Lietuoliai, Aleksandrijoje Stendo, Žadžiūnuose Žemaičių ir Naisiuose Žadžių. Šį mėnesį įsilinguos ir kiti darbai ir viskas vyksta gana sklandžiai. Kaip ta mūsų žymioji perėja? Žymioji perėja Kuršėnuose, tai kiek turim informacijas, Lietuva pasirašė vis dėlto sutartį su rangovais. Pasirašė. Tačiau sutarties terminas yra 10 mėnesių. Tai kaip mes svajojom, kad šį rugsėjį turėsim įrengtą perėją, tai tikrai neturėsim ir ta perėja atsiras galutinai, ko gero, sekančių metų pavasarį. Mes matot, ir sutartyje yra punktas, kad rangovai turi pasirengti perėjos įrengimo aprašą. Ir čia dar truputėlis laiko prasideda. Šį rudenį tikrai neturėsim. Supratau. Gerai. Ačiū. Arūnas Grubliauskas, prašau. Ginkūnų tas žiedas, iš tikrųjų visą mėnesį nevyko darbai. Gal žinot informaciją, kada prasidės darbai, rimti dabar vaikšto 2 statybininkai vasarą, kada darbai turi vykti. 2 statybininkai ir ekskavatorius ir 1 mašina. Kas vykdo? Pakarklio įmonė. Nu ten yra Via ta Baltika, čia kelių direkcija. Taip, Arūna, jūs labai teisingai pastebėjote. Žinokit, Micaičiuose prie stotelių 2 šaligatvius, ten po 10-15 metrų tvarko. 6-7 vyrai, technikas ir šiandien prisivarė, privatininkai būtų per 4 dienas viską padarė. Kas ten palikadavo organizaciją, prie Laucevičiaus to nebūdavo. Ne, bet aš tikrai, tas klausimas toks yra. Gyventojo tikrai yra pilna klausimų, atsakymų nieko nėra. Darbas nevyksta, vasarą, kada darbai turėtų vykti. Arūnai vedėjas pasidomės ir atsakys per tarybą. Aš dalinai žinau, tai, kaip sakyt, ataskaitų mums neteikia, nes užsakovas yra Via Lietuva, bet kalbėjau su darbų vadovu praeitą savaitę. Jis sakė, kad buvo problemos atsiradusios dėl vamzdynų. Reiškia, tas problemas įspręsti, reikėjo derinti projekto pakeitimą su vėlgi Via Lietuva. Tai tie projekto pakeitimai gana sudėtingai daromi ir buvo žadėjęs, kad praeitos savaitės pabaigoje darbai pradės vykti toliau. O jūs sakot, kad dar nevyksta. Man sakė, kad praeitą savaitę pradės dirbti. Pagal tą pastebėjom, ten darbai nevyksta. Nu, ten negalima taip dirbti. Nu jo, bet mes, ką žinau. Vedėjas, jūs savo srities klausimus gerai atsakote, matom, kad žinote padėtį. Dėkui. Rugsėjo 1, nes šalia mokyklos yra prasme. Taip, kada vasara. Labą dieną, taip, vedėjas. Pusį pasaulį apkeliavęs po sunkaus darbo žemės ūkio skyriuje, pristatys dabar eilę klausimų. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 metų balandžio 4 dienos sprendimo numeris T142 dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Sprendimo projektas numeris TSP 250. Pranešėjas, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Mindaugas Gedvila. Prašom. Tarybos sprendimo projekto tikslas yra pakeisti ir išdėstyti naują redakciją valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės. Valstybinės žemės nuomos mokestį moka visi, tai yra fiziniai bei juridiniai asmenys. Žemės mokestis privalo būti sumokėtas iki lapkričio 15 dienos, nesumokėjus asmenims iki lapkričio 15 dienos, po mėnesio laiko yra siunčiamas pranešimas, jeigu nesureaguoja, po 3 mėnesių nepriemoka yra išieškoma per teismo įstatymo nustatytą tvarką. Žemės nuomos mokesčio nepriemokų išieškojimas
taikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytas 5 metų senaties terminas. Prašau pritarti naujoms administravimo taisyklėms. Klausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 250. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 250 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas. Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo. Sprendimo projektas numeris TSP 248. Prašom, vedėjas. Taip, tarybos sprendimo projekto tikslas patvirtinti žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifus ir lengvatus. Nustatyti metinį žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę naudojamą ar išnuomojamą be aukciono. Neapmokestinami žemės sklypų dydžiai yra iki 1 hektaro kaimo vietovėje, iki 10 arų Kuršėnų mieste, bet tai turi atitikti arba yra nuo 0 iki 40% nedarbingas, arba sukakusiam senatvės pensijos amžiui. Ir kad žemės nuomos mokesčių neapmokestinami daugiabučių namų savininkui bei garažų bendrijų žemė, sodininkų bendrijų narių naudojama žemė bei bankrutavusių įmonių žemė. Prašau pritarti projektui valstybinės žemės tarifam. Paklausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 248. Biudžetas visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 248 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Sprendimo projektas numeris TSP 249. Vedėjas, prašom. Tarybos sprendimo projekto tikslas pripažinti beviltiškomis bei besibaigusiomis žemės nuomos mokestinės nepriemokas ir delspinigius. Viso suma susidaro 1152,29 €. Tai yra mirusi asmenys, tai yra juridiniai asmenys, kurios įmonės yra bankrutavusios, likviduotas, bei kuriems pasibaigė išieškojimo terminas 10 metų. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Paklausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 249. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 249 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl valstybinės žemės sklypo kadastro numeris 91300003-2.418, unikalus numeris 4400006275-7557 esančio Kužių miestelėje, Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje, nuomos be aukciono. EA sprendimo projektas numeris TSP 251. Vedėjas, prašom. Taip, fizinio asmens prašymas pateiktas šių metų birželio 7 dieną dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos. Prašo išnuomoti 1,14 hektaro ploto valstybinė žemė esančia Kužių miestelėje 25 metų ir žemės vertė, nuo kurios bus skaičiuojami mokesčiai 4900 €. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Paklausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 251. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 251 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl valstybinės žemės sklypo kadastro numeris 9122-0005-2.440 esančio Gruzdžių miestelėje, Gruzdžių seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje. Nuomos be aukciono sprendimo projektas numeris TSP 253. Vedėjas, prašom.
Taip, 2024 m. birželio 13 d. fizinis asmuo pateikė prašymą išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą esantį Gružiuose, Gružių seniūnijoje 25 metų laikotarpį, beveik 60 aro dydžio žemės plotas ir jo vertė yra 3390 eurų, kuris bus pradėta skaičiuoti, kada bus pasirašyta sutartis nuomos. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Paklausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 253. Biudžetas visi, kaimas visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 253 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl valstybinės žemės sklypo kadastro numeris 9122-0008-2.422 esančio Gruzdžių miestelėje, Gruzdžių seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje nuomos be aukciono. Sprendimo projektas numeris TSP 257. Prašom. Fizinis asmuo šiais metais birželio 12 dieną pateikė prašymą dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos. Žemės plotas yra 1,98 hektaro, esantis Gružiuose, Gružių seniūnijoje 25 metų laikotarpiu žemės sklypo vertė yra 8770 eurų. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Paklausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 257. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 257 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl valstybinės žemės sklypo kadastro numeris 9122-0008-2.423 esančios Gruzdžių miestelėje, Gruzdžių seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje nuomos be aukciono. Sprendimo projektas numeris TSP 263. Prašom, vedėjas. Taip, fizinis asmuo 24 metų birželio 21 dieną pateikė prašymą dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos 25 metam, beveik 88 arai Gružiuose. Žemės sklypo vertė yra 4550 eurų. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Klausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 263. Biudžetas visi, kaimas visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 263 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl valstybinės žemės sklypų esančių Gruzdžių miestelėje, Gruzdžių seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje nuomos be aukciono. Sprendimo projektas numeris TSP 254. Vedėjas, prašom. Taip, fizinis asmuo 24 metų birželio 17 dieną pateikė prašymą išnuomoti 2 žemės sklypus 25 metų laikotarpį. Vienas žemės sklypas yra 6,44 hektaro, kitas yra 12 arų. Abu sklypai yra Gružiuose, Gruzdžių seniūnijoje. Vieno žemės sklypo vertė yra, kur yra 6,44 hektaro, yra 304 800, kur yra 12 arų 694 eurai. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Paklausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 254. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 254 bus teikiamas taryboje. Kitas klausimas dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pradinės pardavimo kainos patvirtinimo ir teikimo parduoti atvirojo aukciono būdu. Sprendimo projektas numeris TSP 252. Vedėjas, prašom. Taip, tarybos sprendimo projekto tikslas parduoti atvirojo aukciono būdu naujus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus esančius Šiaulių rajono savivaldybėje, tai yra Kuršėnų mieste bei Meškuičių miestelėje. Valstybinės žemės patikėtinis apskaičiuoja
vertę, kurią sudaro vidutinė rinkos vertė, kadastriniai matavimai, patirtos išlaidos formavimo pertvarkymo projektą, pačius aukcionus vykdo nacionalinė žemės tarnyba prie aplinkos apsaugos ministerijos. Taip, kaip minėjau, yra šito tarybos sprendimo, yra beveik 15 arų sklypas Kuršėnų mieste, 7,5 aro Meškuičiuose bei 2,5 hektaro taip pat Kuršėnuose. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. O čia Milvyduose už 2,5 hektarą 64 tūkstančiai. Šiaip būčiau klausęs. Ne klaida, pasitikslinau. Kuršėnų miestas, ne Milvydų kaimas. Atkreipiu dėmesį. Ai, Milvydų gatvė. Gatvė, nemaišykite. Taip, vicemeras, Čia miesto kur teritorija. Milvydų gatvė yra Kuršėnų? Buvusi Montvilos. Supratom. Pasitikslinau tą kainą, ne klaida. Ne. Šalia. Ai, taip. Ta lygiagrečiai su geležinkeliu. Su cukraus fabriko geležinkeliu ir gatve. Ai, ačiū, aišku. Taip, teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 252 biudžeto. Visi, kaimo, visi, ūkio visi, sprendimo projektas numeris TSP 252 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pradinės pardavimo kainos patvirtinimo ir teikimo parduoti atviro aukciono būdu. Sprendimo projektas numeris TSP 260. Vedėjas, prašom. Taip, tarybos sprendimo projekto tikslas analogiškas prieš tai buvusi, dar papildomai 2 sklypai esantis Kuršėnų mieste, Pramonės gatvėje ir Kadaugėlių gatvėje. Vienas yra 25 arų sklypas, kitas yra 30 beveik 4 arų sklypo, jų vertės mažesnio sklypo yra 13 tūkstančių, didesnio sklypo beveik 12 tūkstančių. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Paklausti norinčių nėra. Teikiu balsavimą dėl sprendimo projekto numeris TSP 260. Biudžeto visi, kaimo visi, ūkio visi. Sprendimo projektas numeris TSP 260 bus teikiamas tarybai. Kitas klausimas. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2024 metų balandžio 16 dienos sprendimo numeris T134 dėl įgaliojimų suteikimo pakeitimo sprendimo projektas numeris TSP 276. Prašom. Taip, tarybos sprendimo projekto tikslas panaikinti suteiktus įgaliojimus administracijos darbuotojams pasikeitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui. Ir dabar vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalis 29 punktų visus pasirašymus nebegalės daryti nei seniūnai, pasirašinės savivaldybės meras. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektą. Taip, klausti norinčių nėra. Teikiu balsavimui dėl sprendimo projekto numeris TSP 276 biudžeto. Visi, kaimo visi, ūkio visi, sprendimo projektas numeris TSP 276 bus teikiamas tarybai. Vedėjas daug klausimų turėjote. Vienas klausimas, ar per rajoną tenka pravažiuoti retskiais? Taip. Pakelės matote, ūkininkų laukų. Ką esate padarę, kiek esate raštų įsiuntę ūkininkam tuo klausimu? Už pakelės atsako seniūnijos. Jūsų seniūnais nors kalbėjote, pasakėte, gal kurie nepastebi pakelių. Taip, keliai būdavo kalami visą laiką prie kryžiaus ir be jokio pasigailėjimo. Manau, kad yra aktyvūs seniūnaičiai, bendrauja ir su seniūnu ir visada bendraujam, be abejo, kad bendraujam. Bet žemės ūkės skyriui skaitote, kad net nepriklauso, net paminėti, kad pasižiūrėtų. Arūnai, daugelis dar yra bendrovės taip, ūkininkų, kurie pirmą kartą net nupjovė, jau žolė virsta ant kelio, važiuojant. Taip, vicemeras, kitų klausimų, prašom.
kitas klausimas, tai praėjusios tarybos metu prie kitų klausimų savivaldybės meras minėjo, kad būtų planuojama po Liepos mėnesio tarybos posėdžio visiems tarybos nariams nuvykti, papietauti, pavakarieniauti. Ir buvo galvota ir užsiminta apie Bubių dvaro teritoriją, bet gaila nedirba. Buvo susisiekta, tai planuojama būtų vykti po tarybos posėdžio tą pačią dieną, po darbo valandų apie 17:30 į panoramą, tai visi esate kviečiami, laukiami. Daugiau informacijos sulauksit iš Lauros, tai pasiplanuokit savo laiką vakarą po tarybos posėdžio. Po tarybos posėdžio teks atvažiuoti specialiai. Laiką, po tarybos posėdžio. dėl laiko gal kokių pasiūlymų tarybos nariai Neoficialiai. turėtų, nes labai bus nepatogu. Ir tarybą baigsime. Na, matot- Matėte, kaip gerai pirmininkaujantis gerbiami pirmininkai ir ateityje pasižiūrėti. Na, matot, yra darbo valandos, kai kam- Posėdis iki pertraukos. Net nepriklauso nuo klausimų skaičių. Yra darbo valandas, kai kam ir... Ne kurie pirmininkai mėgaujasi tą kėdę. Ir noriu paminėti ir pridėti, kad taip yra nefinansuojama iš jokių savivaldybės lėšų, tai kiekvienas už save, ką jau valgys. Nu, vicemeras, jau jūs čia gėdą padarysit į rinkimą, rytėje viską. Negalim rinkiminių laikotarpių tokių dalykų. Ne, aš turiu ne pasiūlymą, aš klausimą turiu. Mes turim tiek žmonių nusipelniusių savivaldai ir seniai dirbančių savivaldoje, kaip gerbiama Bezara, Gauba ir visus kitus rajono gyventojus. Jie stato, teisingai. Ar nesame gavę kvietimą iš savivaldybių asociacijos pateikti auksinio riterio krivūliai kandidatą? Tai tiesiog aš irgi pagalvoju, mes niekada to nedarėm. O kodėl? Nebūtinai dabar paminėtus asmenys. Gali būti rajono gyventojas, kuris įnešė daug indėlio idėjų į savivaldą. Gali būti, pavyzdžiui, man atrodytų tinkama kandidatūra Sėjūno iš Gegužių. Galima viską, ir gyventojai, ir politika, ir viską. Tai ar nesame vicemerė gavę tokio rašto, ką turėtume... Yra gauta, yra svarstoma, yra perduota. Gerbiama Ingrida, jūs taip gerai Jeigu pradėjote, bus pabaigoje kandidatai. nebesugadinti. Nes ten yra labai nemažai sąlygų, tai ten turi turėti ir sutikimą, ir rekomendacijas iš įstaigų ir taip toliau. Neatsisakysiu. Tai yra svarstoma ir daroma. Ne, jau Ingrida, aš jums jau skolingas. Posėdis baigtas, jeigu dar turite klausimų, prašom. Visiems